jeigu mes kalbėsime apie tam tikras ligas, tai dozuotės yra iš tikrųjų rekomenduojamos, prie skirtingų ligų jos yra skirtingos ir čia jau ir pasikonsultuoti su gydytojais, specialistais reikėtų, taipogi atsižvelgus ir į esamą koncentraciją B grupės vitaminų pas mus kraujyje, kad ir nuo to pradėti. Kokią formą rinktis, tai vėlgi skirtingos yra formos, dažniausiai rekomenduoju rinktis aktyviasias formas, kaip ir tas pats B12, kur geriau rinktis jau metilkobalaminą negu ciankobalaminą, kuris bus geriau įsisavinimas, o galbūt labiau pasakyti, kad jis yra natūralesnis mūsų organizmui, lyginant su ciankobalaminu, kuris yra pramoniniu būdu pagamintas. Čia kaip lyginti folatus ir folio rūgštį tą pačią, kodėl yra nerekomenduojama sintetinė folio rūgštis, tai tas pats ir pavyzdžiui su vitaminu B12 arba vitaminu B6, pavyzdžiui, taip. Tai vėlgi, tai yra tam tikros aktyvios B grupės vitaminų formos, kurios yra geriau įsisavinamos ir kurios yra saugesnės mūsų organizmui. Ir aišku, tada jau tik pats sekimas, kuris turi būti daromas gydytojo priežiūra arba jau aišku, pačiam pacientui irgi nieks nedraudžia padaryti kraujo tyrimų, vėlgi tikriausiai ne visi, kurie vartoja B grupės vitaminus, eina pas gydytojus, nes tai yra toks universalus papildas, kuris, kaip ir vitaminas C, blogiau nebus, pavadinkim.